Sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pezulė apie kiną, čia aš kino maniakas, kalbinu kino kūrėjus apie jų naujausius filmus bei darbą kino industrijoje. Kviečiu pasiekti mane Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, kitose platformose, kad nepraleistumėt jokių naujienų. Taip pat noriu paminėti, kad mano veiklos draugai yra labai faina namų kino platforma Žmonės Cinema, kurie turi labai daug įdomių filmų, lietuviškų, iš festivalinių, iš viso pasaulio, tai labai kviečiu užsukti, pasižiūrėti jų repertuarą. Ir šiandien aš turiu daug svečių, turėsiu ir noriu pristatyti savo pašnekovus, kalbėsime apie filmą Svečias. Tai šiandien pas mane pradžioje svečiuojasi pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius Darius Šilėnas, sveiki. Sveiki. Bei irgi aktorė filmo antraplanį vaidmenį atlikusi Vismantė Ruzgaitė, sveiki. Labas. Taip pat po to pakeis aktorius, kita komandos dalis, tai yra garso dizaineris Julius Grigelionis, kostiumų dailininkė Morta Joninaitė ir režisierius, operatorius bei scenarijus bendraautorius Vytautas Katkus. Tai noriu šiek tiek pradėti mūsų pokalbį nuo toliau ir pakalbėti apie šių dienų aktualijas. Tai yra kultūros bendruomenės pasipiktinimą susidariusią situaciją. Kaip tik ketvirtadienį vyko protestas prie prezidentūros, jau įvyko 2 bendruomenės asamblėjos ir įdomu jūsų nuomonė, kaip jūs patys matot situaciją ir ar jau neatsibodo pastoviai būti nuvertintiems ir nepastebėtiems? Dariau, tu pastebėtas? Nežinau, tai aišku, kad situacija gal nėra tokia, kokios mes visi norėtume. Tas Nemuno aušros atėjim, toks, nežinau kaip čia pavadinti, raumens rodymas, tokiu truputėlį būdu skaldant mūsų tą visuomenę, kažkokie regionai, Vilniaus elito, menininkai, tai čia, ta prasme, tiesiog melas yra. Aš tai nežinau, ir žmogaus paskirimas be jokios kompetencijos į kultūros ministro postą, aš kažkaip nesuvokiu šito faktą. Aš suprantu, kad žmonės balsavo už Nemuno aušrą. Ir kad čia yra demokratijos, tokia išraiška iš tikrųjų ir kaip ir jie tam tikrą prasme teisūs, bet tai yra, absurdas kažkoks tai. Jo. Visiškai sutinku. Kad biški liūdna ir gaila, kad žmogus, kuris yra Seime ir patekęs, gavęs tikrai tų balsų Lietuvos, taip elgiasi su visa Lietuva ir jo žmonėm. Tiesiog. O vilties kažkokios jaučiat ar jauties pasidavimo riba? Ne. Buvom proteste, ta energija išlieka. Jinai niekur nedingsta mūsų. Tikiuosi, niekur nedings. Tai kaip tik visus labai suvienė, čia viskas dar tik prasideda viskas, man atrodo. Ir yra vilties. Ne, čia tiesiog reikia užbėgti įvykiam už akių, kad neįvyktų kaip, nežinau, Slovakija, Vengrija. Tai tikėkimės, kad artimu metu viskas išsispręs, bet norim paskatinti žiūrovus, pasirašyti dar peticiją, kas nepasirašė, kuri bus prikabinta aprašyme. Ir taip pat, kas dar negirdėjote, spalio 5 yra organizuojamas streikas visos bendruomenės, tai kviečiame visus prisijungti. O dabar šiek tiek linksmesnėmis temomis, tai apie filmą. Ir noriu pridėti perskaitydamas filmo aprašymą. Vasaros pabaiga. 30-metis Danielius sugrįžta į gimtąjį miestą. Danielis Norvegijoje gyvena jau daugiau nei 10 metį ir ten turi viską. Darbą, šeimą, draugus. Tačiau mirus tėčiui jis turi sugrįžti į Lietuvą, kad parduotų savo vaikystės namus. Mažame kurortiniame miestelėje jis pasijunta lyg laikiname prieglobstyje. Jis greitai suvokia, kad viskas pasikeitė. Susitikdamas su pažįstamomis vietomis, senais draugais ir išlikusiais prisiminimais. Danielius junta tylią vienatvę, bet jai nesipriešina. Renkasi tyrinėti. Jis paskutinį kartą pasineria į miestelį prieš jį paleisdamas. Labai įdomus, bent kas man pasirodė, net nežinau, ar faktas, ar pastebėjimas, kad labai yra įdomus aktorių pasirinkimas, kadangi pagrindinį vaidmenį
atlikote Danieliaus vaidmenį, tačiau nesate profesionalus aktorius. Tiesa? Tiesa. Dirbate su labiau montažo sritimi, tad įdomu sužinot, kaip dakeliavot iki pagrindinio vaidmens šiame filme. Tai, kaip, ganėtinai paprastai iš tikrųjų. Gavau e-mailą nuo castingo režisierės, sveiki, ar norėtume dalyvauti Vytauto Katkaus filme. Tai Vytautą Katką aš pažįstu jau senai, mes kartu studijavom akademijai. Aš taip net nepagalvojęs, nepaskaitęs nieko pagalvojau, kodėlgi ne, gal ten kažkoks tiesiog toks vaidmuo, kaip būna, nežinau, kavinės lankytojas, ar nežinau, gal ten porą eilučių kažką turiu pasakyti ir tiek. Bet po to, kai atsiuntė scenarijų, aš taip pamačiau, ten prie mano personažo parašytas skaičiukas 1. Ir tas vienetas reiškia, kad tai yra, pagrindinis aktorius. Tai jo, tai tada, aišku, aš, daugiau klausimų kilo, ne vien tik tą ištrauką, atsiuntė pilną scenarijų paskaityti ir kažkaip, aš tai paskaičiau, kaip čia, negali sakyti, kad visai neturiu tos aktorinės patirties, nes kadangi studijavau akademijai kino režisūrą, tai mes turėjom to aktorinio paskaitų, 2 metus ir taip ganėtinai intensyviai. Vieni kitų filmuose vaidindavom, ir patys režisuodavom kitus aktorius, tai to darbas su aktoriais buvo nemažai studijų metais, o po to, kai aš jau taip perėjau į tą montažo sritį, tai aš manau, kad tai irgi niekur nedingo, nes montažas irgi yra darbas su aktorium, tam tikrą prasme, kad aš žiūriu, kaip aktoriai vaidina, renkuosi, čia gerai suvaidino, čia blogai suvaidino, čia kažkas, tai nežinau, tekstas vienai pasisakė, kitai pasisakė kažką, aš tos aktorius netgi taip, saugau nuo jų pačių, nuo kažkokių ten pervaidinimų. Ir kadangi aš matau visus tos dublius, ar ne, aš matau, kad niekas nepadaro ten tų visų dublių puikiai. Yra geriau, blogiau ir po to, kai sumontuoja, tik tai viskas ir tampa, kaip gerai aktoriai vaidina. Tai aš iš tos pusės žinodamas, tai šiaip gali ten nebūti tobulas aktorius, gal po to sumontuos. Ir aišku, paskaičiau scenarijų, supratau, kad čia irgi ne Hamletas, nėra kažkokių super didelių emocijų, kur tikrai reikia kažkokio aktorinio didelio įdirbio ir per to, nežinau, profesijos išmanimo. Tai ir sutikau. Nebuvo kažkaip baisu sutikti su tokia rolė, su tokiu pasiūlymu? Sutikti nebuvo baisu, bet baisu pasidarė gal ten pirmom tom filmavimo dienom. Buvo dar, kad mes prieš metus laiko prieš patį filmavimą darėm tokį teaserį. Ir ten buvo biški baisu jau. Ten buvo to teksto ir kažkaip buvo šalia tas tikras aktorius, Dapšys, ir aš kažkaip taip žiūriu jį ir aš matau, kaip aktorinius tos gebėjimus, viską, ką jis daro, o aš ten kažkaip, nežinau, sėdžiu, tada kad sako, gal kokius ledus valgyk, ten dar po to kažkaip širšį atskrido, tada aš ten pradėjau, taip truputėlį gal geriau vaidinti tuo metu, bet atsimenu, kad darėm kokius 7 dublius ir aš galvoju, tai čia turbūt yra viskas, nes 7 dubliai, kažkas čia yra negerai. Aišku, po to pamačiau, kad tas kadras, bet kokio bendrumo nieko ten per daug nesimato. Tai buvo baisu, bet per laiką kažkaip ten įsivažiuoja. Vismante, tave aš labiau asmeniškai žinau iš fotografijos pasaulio. Tai man irgi yra įdomu, kaip tu atsidūrei šiame filme. Ir toksai įdomus, nežinau, čia taip jau atsitiko, bet kaip taip išėjo, kad ir tu, ir tavo vaidmuo dalinatės to pačiu vardu. Tai Vytautas Katkus mėgsta labai autentiškumą ir tikrumą. Tai tikriausiai ir ieškojo Vismantės, kadangi parašyta scenarijų Vismantė. Tai tikriausiai turėjo būti ir pas aktorių. Tai paskambino Ugnė, castingo režisierė, ir pasiūlė atvyks į castingą. Tai kaip atsidūriau? Padainavau. Ne, castingė nereikėjo nei šok, nei dainuot, nei voro vaidint, bet tiesiog pabūt Vismantė. Ir kaip sekės? Tai
Nežinau, kaip sekėsi. Atrodo, sekėsi normaliai. Vis man te vaidint, kad ir kaip atrodo, aš pradžių galvau, kad lengva. Nėra taip paprasta. Iš tiesų. Nes sudėtingiausia gal buvo, kai repeticijose mes repetuodavom, atkartot tą patį, ką padariau. Nu, tiesiog atsekti labai save, oi, mažu taip. Tas gerai. Tai va, buvo sudėtingiausia atkartoti tai, ką dariau per repeticijas. Tiesiog įsirašyti savo į smegenis, ką aš čia dariau, nes Vytautas sako, o, labai taip gerai. Ir aš nežinau, ką padariau. jo, kas gerai. Tai, žinai, tenai tą kažkaip taip rankas ir dar gerai balsą ten pasakai. Tai va tokie va dalykai, kur tau neįsirašo. Kaip to, kad aš nesu profesionalė. Ir reikėjo to mokytis. Tiesiog to žodžius, viską, tekstą. O čia man, pavyzdžiui, buvo sudėtinga. Tai Žodžiai? Žodžiai, jo tekstą, aš neatsimenu, kada eilėraštį paskutinę kartą mokinausi atmintinai. O ten reikia atmintinai tuo tekstą, ten su aktoriumi. Vis tiek, kad ir kiek improvizacijos buvo, galėjai improvizuoti, Vytautas leido, bet buvo tam tikros taisyklės. Bet visgi su Vytautu jau ne pirmas filmas ir Uogose tu turėjo tokį vaidmenį, labai įsimintiną visiems. Ten irgi vaidinau Vismantę. Ten vaidinau Vismantę, taip. Ir ten irgi buvo iššūkis, todėl, kad visas kadras buvo padarytas. Ten visą dieną aš pralaukiau. Aš pirmą kartą turiu tokį tekstą, kurį turiu išmokus atmintinai, bet turiu jį pasakyti, kaip ale improvizuodam. Ir aš visą dieną laukiu, žiauri karštą atsimenu. Ten Vytautas vaidina su savo tėčiu, ten vis pakyla su tais klinais. Man buvo epic, šiaip žiauri nice ta diena. Bet ir žinau, kad mano laukia eilė. Laukia eilė, kada reikės man vaidinti, pasakyti tą. Ir aš matau, kad jie laiko nebeturi, nieko nebespėja. Ir Vytautas ten pasiema tą kamerą. Tiesiog pats pradeda filmuoti viską. Ir buvo sudėtinga tai, kad žinau, kad tik tai vienu kadru, kad nebebus jokio teiko. Kad aš turiu vieną vienintelį šansą ir negaliu nieko suklysti. Tai va šitas man buvo... Jo. Buvo sunku. Buvo, atrodo, kad ten viskas viena ranka padaryti, kad tenai improvizuota, bet iš tikrųjų tiesiog, kad daug man streso buvo. Dariau, labai įdomu sužinoti, kada tas castingas vyko ir kada tas laiko tarpas nuo to laiško gavimo iki filmavimo. Nes kiek žinau, filmavo tik tais praeitais metais. Jo, prieš metus. Prieš metus. Jo. Tai prieš 2 metus, reiškia, aš vasarą gavau tą laišką. Jie norėjo filmuoti, kaip dabar dažnai daro tos tokius teaserius, ten finansavimą gauti. Tai toks tai turbūt ten buvo mano pagrindinis castingas, kaip tam teaserį, kaip man ten sekasi. Tai nusifilmavom teaserį, tai reiškia prieš 2 metus, ten irgi kažkada rugpjūčio mėnesį, ir tada praėjo metai, mes ten repetavom kažkiek tai prieš tos filmavimus. Ten buvo dar tas castingas, vyko taip, derino aktorius prie kitų aktorių. Tai tarkim, vyksta castingas, nežinau, ten kokios porelės tos baltapūkių, ar tos, nežinau, kur mano butą tvarko, ar tas berniukas, nu ir aš eidavau į tuos castingus irgi, nu, kad pažiūrėt, ar tenais mes kažkaip, nežinau, susibendraujam, ar žiūrimės kartu. Ar vyksta chemija, jo. Ar vyksta chemija, jo. Cheminio procesai. Jo, kažkokie tokie derinimaisi. Ir, nu tai, ten prieš pačius filmavimus jau prasidėjo tokios intensyvesnės repeticijos. Tai filmavimai praeitą vasarą ir viską per tą vieną vasarą sufilmavot? Realiai filmavimai prasidėjo rugpjūčio, ten kažkur vidury buvo viena pamaina tokia, mums reikėjo, kad būtų dar daug žmonių šventoj, tai aš ten tai pasivaikščiau po tą šventąją ir po to prasidėjo ten, matot, rugsėjo 2, kažkas tokio ir tęsiasi iki, tai visą rugsėjo mėnesį buvom šventoj, po to dar ten buvo 3 pamainos į Norvegiją, tai čia buvo spalio pradžioje. Apie Norvegiją irgi dar pasikalbėsim šiek tiek vėliau. Noriu dar prie Vismantės grįžti. Girdėjau tokį gandą,
Yra O, filme įdomu. scena, Koks gandas. yra filme Jau gandai? scena, kur veikėja Vismantė švenčia savo gimtadienį. Mhm. Ir girdėjau, kad buvo ir jūsų gimtadienis. Tai kaip Vytautas, kai sakiau, mėgsta autentiškumą, viskas tikra. Vismantė, kuri švenčia rugsėjį savo gimtadienį, va, užduotis buvo. Tai jo, Kokia patirtis, net nežinau, vaidinti ir švęsti ir dar filmuoti savo gimtadienį. epika patirtis šiaip. Dėl to, kad buvo, reikėjo sukviesti savo tikrus draugus į gimtadienį. Čia jau buvo iššūkis to, kad vidury savaitės diena, man buvo ne savaitgalis, ilgas kelias, reikia surinkti draugus, kad jie būtų irgi tikri, nieko negali būti, nei vieno netikro. Ir buvo nukeltas mano gimtadienis vieną dieną, to, kad per tą dieną, kai buvo mano gimtadienis, pradėjo žiauriai lyti ir buvo audra, man atrodo, ir mes perkėlėm į kitą dieną, kur buvo siaubingas vėjas. Bet jau teko filmuoti, tenai viskas užsipūsto, nesilaiko tie balionai. Čia žiūrovams galim pasakyti, kad čia yra būtent stop kadras iš tos scenos. Jo, žmonės ten sluoksnis aprengę, Mortai, man atrodo, buvo ten irgi iššūkis, to, kad reikia vaidinti, kad vasara yra, karšta, šilta, o ten vėjas pučia, kiaurai viskas. Smėlis, jo, eina ten kūdikio, Jėzų, Nikolas mažas, ten viskas į akis eina. Kamera irgi, tokia stresinė diena, bet dar negana to, aš buvau apsinuodijus maistu. O Jėzus. Ne maistu, aš nežinau, ten virusas. Ir vyksta gimtadienis, bet aš greitosios automobilyje man vaistus ten duoda, nėra jubiliatės. Dėl to, kad man ten žiauri bloga, aš ir sunku vaidinti, kad tenai man linksma. Aš ten, aš nemoku nupasakot, norėjau, kad ta diena greičiau baigtųsi. Ir tai man, išleido po to, biškį suleido man ten vaistų, biškį pagerėjo, išleido su bliuzelė per tą vėją. Ir vaidinau, kad viskas labai faina. Kalbant Ir linksma. apie tuos draugus, kadangi ir kai žiūrėjau pirmą kartą filmą, irgi žiūriu tą gimtadienio sceną ir galvoju, aš šitą žinau žmogų, šitą žmogų žinau ir šitą. Ir labai daug kino industrijos ten jūsų draugų susirinko. Tai ir Marija Kaftaradze, ir Saulė Pliuvaitė, ir Lina Žiūra, ir daug kitų. Tai kodėl gal buvo toksai priimtas sprendimas tą aikštelę paversti tokiu draugų susirinkimu? Tai čia jau, ne, gal tiesiog mūsų bendruomenė yra labai maža. Ta kino bendruomenė ir automatiškai, jeigu tu dirbi su jais, tai tiesiog jie tampa tavo draugais, jeigu daugiau laiko praleidi. Ir taip galas, kad vieni kitus pažįstam. Ir visi mes draugai. Tu tapsi mano draugu, kad aš tą podcastą. Tai tikėkimės. Jo. Bet ta pati atmosfera kaip nors jaukiau filmuoti, negu ten su, sakykime, nepažįstamais aktoriais. Man tai iš karto jaukiau, viskas yra jaukiau. Bet kaip tik yra ir to tokio sudėtingumo, dėl to, kad tavo draugai yra, jie tenai gal kikena, ką čia Vismantė vaidina. Kokia čia, žinai, kur dar irgi sudėtingiau, nes tu turi prie jų būti kokias retai būni aktorė. Tai va, irgi nebuvo šokti, dainuoti prieš juos. Gal prieš svetimus būtų 100 kart lengviau, iš tikrųjų. Bet tai kamerą įsijungia, tai tenai viskas pasimiršta. Tokas stresiukas taip duoda, kad turi padaryti savo užduotį ir tiek jau nebematai. Apie jūsų dar vaidmenis gal šiek tiek. Kokios mintis, kai tą gavote jau scenarijų, perskaitėte ir galvojate, supratot filmą, ar reikėjo irgi paieškoti, kadangi visgi ta kino juosta labai plati yra. Tai gal nuo jūsų dar jau pridėkim. Tas jūsų vaidmuo ar buvo aiškus, ar ten reikėjo jo pasiieškoti kurį laiką? Nežinau, gal taip aš nesakyčiau, kad ten kažko labai ieškojau tam vaidmenyje. Ta prasme, aš supratau užduotį, ką aš turiu padaryti, nes, šiaip tas personažas Danieliaus, jis nėra kažkoks labai, personažiškas. Jis nekalba kažkokio ten manierą, ar ten, nežinau.
nėra kažkoks labai toks ryškus, ar gal taip aš pasakyčiau. Ir manau, kad tai Vytas ieško žmonių, kur, galbūt realybėj atitinka tai, ką jis įsivaizduoja tam scenarijui, kad galbūt nereiktų daug vaidinti kažko tai. Tai nereiškia, kad aš esu toks kaip Danielius filme, bet aš tiesiog sugebu maždaug taip, suprasti, ir jeigu aš kaip aktorius, tai jisai kažką sugalvoja, ir kaip įsikūnė įgyvendina, o aš, kadangi neturiu šito skillso, tai aš labiau atsiremiu į save, kaip aš daryčiau, ir taip ir gaunasi tas, kai aš nežinau, tada daryčiau kaip aš, ir žinau, kad tai kad turbūt taip ir tinka, kad čia nereikia kažko išradinėti labai tokio mandro ar sudėtingo. Tai tas personažas, sakau, mes filme apie jį daug labai ir nesužinom, ir man ir nereikėjo eiti ir klausinėti, tai koks jo darbas, o tai ką jis tenais veikia prieš tai, o ką jis po to darys, o ką jis turi galvoti. Tai kažkaip nebuvo, man atrodo, svarbu šitam filme. Tai nežinau, bet čia toks priėjimas gal. Tau kaip vis mantė? O koks klausimas buvo, atsiprašau? Tu savo vaidmuo, ar tu jautiesi lyg save vaidintum? Jo, žinok, kaip čia pasakyti. Ar kažkaip jį aiškinaisi, ar supratai jį? Supratau. Bet vaidinti save, tikrai nebuvo. Man, pavyzdžiui, psichologiškai taip norėjosi viską mažinti, labai labai mažinti savęs. Kaip tik. Savęs, ten juoko mažinti ir taip toliau, ten tuos gestikuliuoti mažiau. Bet Vytautas vis sakydavo daugiau, dar daugiau, priešingai. Juokis garsiai. Aš nebemoku taip garsiai juoktis. Bet bet būtų įdomu, buvo tokių situacijų, kur reikėjo ne save vaidinti, kur aš nedainuoju su kaimynais. Sutikus. Nedainuoju. Dainuoju savo vaikam paslapčia, žinai, bet ten nedainuoju su kaimynais, tai buvo ir man ne manęs. Užsiminėm apie Norvegiją, tai filmas sakė 3 pamainas Norvegijai filmuotas. Man atrodo, jo. Kaip sekės filmuoti svetur, ar ten pradėjot filmuoti, kaip ta Norvegija įsipainiojo į bendrą filmavimo kontekstą? Ne, tai ji buvo po viso jau, mes nufilmavom viską, kas buvo Šventoji, ir jau čia buvo, filmavimo pabaiga, ta Norvegija. Tai, ką žinau, viskas ten buvo, tai ta Norvegija, šiaip ten galėjo būti gal ir kažkoks kita šalis, nebūtinai Norvegija. Čia jau tie prodiuserių ir koproducavimo reikalai su kokia šalim susitarė, ir tada ten tai šaliai turi kažką duoti, filmuoti tai šaliai, ten aktorius kažkas, tai taip ir buvo. Tai ten iš tikrųjų ta scena filme yra gerokai sutrumpita, ten tas iš tikrųjų scenarijai, ten gal 10 puslapį yra, o ten liko, nežinau, minutė, pusantros galbūt. Tai mes ten 2 dienas repetavom jau taip intensyviai, nes ten irgi kūdikis buvo ir irgi buvo, tas pats stailas Vytauto, kad yra aktorės reikia mamos, tai tikrą mamą pasiėmė. Ten reikia kažkokią, ten kas ten sesė, ten sesė buvo jau iš teatro, buvo ten tokių irgi neprofesionalų nemažai. Ir šiaip pasikeitė beveik visa komanda, tai tas susidirbimas buvo, tas 2 dienos toks truputėlį ten dėliojamės, pratimės, repetuojam, nes bus kūdikis ir tenais mes su to kūdikiu galim padaryti, nežinau, 3 valandas filmavimo ir tas kūdikis išeis ir tada tenais tik tai galima tęsti. Tai gerai sekėsi, buvo Norvegija aktorė, jinai puikiai susitvarkė, mes ten susidraugavom, vienu žodžiu, viskas buvo gerai. Tai labai smagu girdėti. Čia užkulisiuose mūsų kiti pašnekovai. Kūdikio ramintojai. Kūdikio ramina įvairiausiais būdais, kurių nesu mačius. Filmavot filmą prieš metus, praeitą vasarą. Kokie prisiminimai iš Šventosios? Ar teko ten pailsėti? Teko, labai geras oras, aš turėdavau daug valandų, tai eidavau prie jūros kiekvieną dieną. Net spėjau įdegt. Irgi antras sluoksnį. Tai šiaip tik, aš tai sentimentaliai taip jau prisimenu. Man jau tokia nostalgija, tai šventai. Ar tu spėjai pajaust?
Dariau, ar ne? Nostalgija šventai? Nu, kad toksai jauduliuk, čia buvo. Toksai Nu, gal fainas. kažkiek. Matai, tuo metu tai vis tiek nervas ima tenais, kai ne savo vaidmenį tradicinėme esi, tai ten nebuvo, kad labai, man reikėjo filmuotis vos net kiekvieną dieną. Šiaip ganėtinai daug. Jo, tau kiekvieną dieną. Tai aš ten toks truputėlį ant įtampos buvau, tai, kadangi aš ne aktorius. Tai tas Ir dabar jau aktorius. Dabar tai jau. Vytauto Katkaus filmas. Taip. Katkaus aktoriai. Katkaus aktoriai. Gali būti grupė tokia, Katkaus aktoriai. Tai, bet faina ta šventoji. Aš esu buvęs, kai buvau kažkada irgi su tėvais, kai dar buvau mažas, tai ten prisiminiau tokių irgi, kaip tas Titanikas atrodo. Kaip Paršelio rojus, visi šitie aplankytos tas vietas. Jo. Šiaip faina buvo pasivaikščioti irgi, aš vaikščiau po paplūdimį. Įdomu, faina, kad šventoji būtent. Aha, ten dar... O čia buvo kažkoks tikslinis sprendimas, jau ten kaip... Jo, ten tikslinis, ten Vytautas galės plačiau papasakoti, bet tikrai labai buvo tas toksai ir tie personažai, tau šventoji, ta architektūra, viskas aplinkui, tikrai padeda tau suprasti, kodėl būtent taip parašytas scenarijus. Šiaip, ten dar to tokia trešo likę, ne palanga kažkokia, kur jau ten viskas made in China, bet ten dar tokių yra autentiškų nesąmonių. Tikrai autentiškų nesąmonių, kur tikrai yra labai labai įdomu pabūt. Jo. Ir žmonės ten kitokie. Tiesiog. O pavyzdžiui, jeigu jau apie žmonės prakalbam, kažkokių incidentų su žiūrovais iš nuo šalies buvo, ar labai jūs ten jaukiai priėmė ir be jokių nesklandumų? Oi, labai jaukiai. Jaukiai, nieko nebuvo. Šis, jo. Bet jūs filmavot rugsėjį, tai jau gal tas sezonas šiek tiek buvo... Tai ten tas sezonas yra taip, ir nebėra sezono. Ten rugsėjo 1 atvažiuoju, ten atrodo... Cukraus vata baigėsi, viskas. Uragano laukia, langinės užkaltos žmonių. Uragano laukia, grinai. Nieko nėra gatvės. Jo, vaikštomės ten kur čia pavalgėt, į Palangą reikia važiuoti, viskas uždaryta. Į Palangą važiuodavom. Ne, mes kažkaip, man atrodo, filmavom taip labai neįsibraunant, taip jau ten uždarom eismą, čia dabar, čia neikit žmonės, viskas tai buvo, mes kaip miesto dalelė, ten Vytas kažkur pasislėpęs, net miesto šventė, nieks net nesuprato, kad filmuojam. Taip. Net miesto šventė vyko tikra šventoji ir ją integravo filmavimus. Žmonės tiesiog net nekreipė dėmesį. Įdėjo stendą, kur tenais mes turime vaidinti, toksai buvo, slaptas stendas, kur ten kažkaip vyksta ta loterija. Ateina žmonės, žaidžia, aktoriam pasakyto, leiskit visiems eiti ir žaisti, jie net nežino, tokia infiltruota buvo. Aš pati net, sakau, koks gražus stendas, Dieve, kaip gerai padaryta. Paskui pasakė man, kad čia dailės, kad pati aš galvodavau, kaip čia, nesugebėdavau atskirti, kur yra filmavimas, kur ne. Ir aš sakau, noriu šitą, ten Nikolas Upas, to arkliuko irgi, kur ten padarytas jūsų stendas buvo. Šiauriai gerai. Integravomės. Integravomės, jau. Kokie įsimintiniausi prisiminimai? Kas ten tokio nutiko, kur jau tikrai prisiminsit kurį laiką? Kaip apsinodėjai? Tai gal, kaip reikėjo man vaidinti, tokiom sąlygom nepavydėtinom, tai man čia tikrai yra, kiek žmogus turi galios ir valios ir jėgos. Nes tikrai atrodo, kad aš negalėsiu nieko padaryti tom pačiom, bet kažkaip suvadybino ir viskas pavyko. Kažkaip taip. Tai va šitas gal įstrigo. Bet kas dar? Bet šiaip viskas įstrigo, aš nežinau, žinok. Kiekvieną dieną ten buvo kažkas įdomaus. O filmavimo komanda, kiek žmonių, daug maž, didelė, maža? Normaliai. Gal link mažesnės, bet... Ne Netflixas. Bet ir nestudentiškas. Bet ir nestudentiškas, jo, tas normalus. Šią vasarą svečiavotės Čekijoje, Karlovy Vary. Tai kokie prisiminimai iš festivalio? Ar buvo to jauduliuko? Važiavom su limuzinu. 2 metrus. Daugiau biškai. Aplink viešbutį. Aplink viešbutį. Su BMW. Prie tarnybinio įėjimo įlipom ir tada atvažiavom prie raudono kilimo. Ten buvo palyja, dar į balą, mačiau, ten lipo. Man patiko, jo, ir mes tokie, ir mums ten sako, Vismantė Ruskaitė, Darius Šilėnas, ten per mikrofoną, ir mes taip lipom. Ir Darius taip išlipo.
kaip, na prasme, movie star, man taip įstrigo šitas, taip gerai. Nes aš tai tokia kažkaip visiškai, o Darius, va taip. Aš žiūrėjau, kaip kiti daro. Nu, tai aktorius. Aš tik apijot moku. Žinau, kad reikia va taip daryti. Jis sakė, man Ir jo, ir tėvam. Ir tėvam, va taip. Kaip Elžbieta princesė. O kai ten iš tikrųjų buvo su tuo? Tai taip ir buvo. Visiškai taip ir buvo. Iš tikrųjų buvo tėvai. Jo, iš tikrųjų, tėvai mūsų ten buvo, man irgi tėvai. O to jauduliuko rodant filmą buvo? Labai, aš net normaliai nepasižiūrėjau, atrodo. Nes vis tiek tu ten lauki savęs, neslėpsiu, nu tikrai tai yra. Tu tenai lauki savęs ir net negalėjau įsijausti filmą. Aš tikrai žiūrėsiu antrą kartą jį. Normaliau. Ir kitiems siūlau būtinai. Tu nežiūrėjai antrą kartą? Ne, nežiūrėjau, negalėjau. Aš negalėjau, nepavyksta man su dabartiniam sąlygom. Ai, ir dar, to dabartiniam dėl to, kad aš filmavausi neščia būdama. Šitą faktą pamirštu. Lik tarp kitko, man tada sunuodis buvau, dar neščia buvau. Oho, kokios tai man mood swingai buvo. Dar plius. Tai va. O jums Dariau, kaip? Pasaulinė čia buvo premjera. Pasaulinė. Nu tai irgi gal panašiai buvo, kad tai ten didelė salė, ten daug žmonių. Už 1000 vietų, ten žmonių daug. Tas priėmimas toksai atvirkas. Nu jo, ten filmuoja, ten viską. Autografą daviau. Aš irgi tik išėjus. Tik išėjus. Nematė žmogus filmo. Jau prašė. Aš po to galvoju, kad čia yra tas tie kažkokie, žinai, kur po to į ateitį ten, nes man atrodo, jisai davė pasirašyti ir tada nusifotkinti. Jo, jisai, apdruk, tas gero. Kažkada gal parduosiu, įbėjai po... Bandom. Jo. Tai aš irgi, aišku, ten iš pradžio, tai žiūriu, kaip aš ten suvaidinau, nes nieko nepasakoju, man ar ten gerai, ar ten blogai, taip. Bet aš kažkaip po to, nežinau, man kokias 10 minučių užteko, aš po to užmiršau ir visai ten aš pažiūrėjau filmą. Jo, šiaip tikrai galima įsijausti. Jo, visus filmus, pavyzdžiui, aš nors ir vaidinau ten pas Katko, trumpose, tai man ten labai įsijausti galėdavo. Labai faina, kad ta publika tokia didelė ir jinai, tikrai taip gyvai reagavo. Aš kažkaip, kai filmavom filmą, aš kažkaip, nenoriu sakyti, kad aš galvojau, kad mes čia liūdną filmam ar kažkokį kitokį filmą filmam. Nelabai gal aš supratau, kai jau susimontavo, kai jau viską pamačiau, tai čia toks filmas turėjo būti omeny. Kažkaip nebuvau supratęs, bet publika reagavo labai, gyvai, iš tikrųjų. Ten juokėsi daugiau, kur aš ten galvojau, čia tikrai ne juokinga, nei ką, bet ten buvo tokių gerų, taip sakant, publikos reagavimas, man kažkaip tada pasakė, tai čia viskas gerai yra. Jo, bet tas dydis žmonių salės labai tikrai... Žinai, kažkas paima, išeina, nepatinka. Bet iš tikrųjų... Tas metu nežinai, dėl ko jie ten išeina. Taip, ir išeina gal, daug žmonių tiesiog salėje. Taip. Tai natūralu. Natūralu, to, kad ten didelis festivalis ir pati aš atsimenu, kai dalyvau, kai žiūrėdavau filmus ten Venecijoje ar dar, tai... Einu kitą seansą, ten bandau. Biškiau pažiūrėsiu vos šitą, einu kitą. To, kad ten... Jo, čia nėra ta tradicinė gal auditorija. Bet, tai jo, žmonės reagavo, man atrodo, fainai ten... O tas būtent reakcijos, kažko tikėjotės, ar irgi buvo jums labai nauja, kaip tie žiūrovai priėmė tą filmą? Ne, man... Aš dar Vytauto gal pergyvenau, labiausiai šalia sėdėjo, Jėzau, kaip jis jaučiasi. Galėsim paklausti po to? Jo, kaip jis jaučiasi, ten taip susikaustis toksai. Susikaupęs, Vytautas toks susikaupęs buvo, aš bijau ir ten reaguoti jį, bet vis tiek kartais nesusitvardydavau, pasižiūrėdavau, ten bandydavau gauti jo reakciją. Bet... kas dar apie kiną? Dar Vytautas gal nepaminės, ten tokia viena mergaitė dirbo tam festivalį ir jinai mus pasitiko. Ir jinai sako, Jėzau, aš nebespėju Vytautui, paskui filmų bilietus parodot. Kad Vytautas garsėjo visam festivalį, net direktorius festivalio priėjo, sako, tu garsėjai kaip daugiausia peržiūrėta,
žiūrintis žiūrovas filmų, tiesiog sensus tiek peržiūrėtų filmų, jo premjerą ir jis tiesiog, man atrodo, premjeros dieną ėjo irgi žiūrėti tų filmų. Ne, man atrodo, premjeras ėjo ir ryte gal. Ėjo, po ir visada ėjo. Ta mergaitė suplūkus visą. Nes mums duodavo tik tai 2 bilietus, man atrodo. 3, man atrodo. Jo. Vytautui 3 not per enough. dieną, Vytautas 5. Vytautas jam not enough. Reikia, Trimlėjo kaukit. tai reikia tikrai visą festivalį patirti. Noriu jau jūs po truputį paleisti, bet noriu, kad jūs pasakytumėt palinkėjimą žiūrovui, kuris galbūt dar tik galvoja apie šito filmo pažiūrėjimą. Felksai, sakyk. Dar jau sakyk, kol jis ruošiasi kalbą. Nu tai linkiu, kaip čia, atsipalaiduoti, neskubėti ir patirti šitą filmą. Puiku. Na, dabar sekundėliai dingsime ir prisijungs kiti pašnekovai. Tai pasikeitėm pašnekovais ir dabar prie mūsų prisijungia scenarijus bendraautorius, operatorius bei režisierius Vytautas Katkus. Sveiki. Sveiki. Taip pat garso dizaineris Julius Grigelionis. Sveiki. Sveiki. Bei kostiumų dailininkė Morta Joninaitė. Labą. Sveiki. Pradėkim gal nuo scenarijaus. Tai kadangi Vytautai esate šio filmo scenarijaus bendra autorius, tai įdomu, kada užgimė tas trečia idėja ir kada pradėjote rašyti scenarijų. Tai gal taip rašyti oficialiai kažkaip pradėjom, nežinau, ten 21, gal taip 20, kažkada taip neskubant, o užgimė. Tai anksti labai kažkaip, tai atrodo prieš, net nežinau, atrodo labai daug kažkokių situacijų ir panašiai, kurios nebūtinai buvo filme, bet kurios turėjo kažkokią pradžią rašymą ir panašiai, tai jos atsirado ten tam tikros situacijos, nežinau, prieš ten 10 metų ar daugiau ar kažkaip, bet tai nebuvo, kad čia viskas atsiranda idėja kažkokia ir apie tai dabar reikia rašyti filmą ir panašiai, tiesiog jos yra ir kažkokios ten mintis dingdavo, kažkokios likdavo ir taip pat tai atrodo ir visą kažkaip galvodavau ir jo, ir tai, kai su Marija sutikom, papasakojau, kaip įsivaizduoju, kažkokias nuotrupas papasakojau ir jo, ir pirminis tikslas buvo tas nuotrupas, kažkokias skirtingas istorijas ir panašiai, arba suprasti, kas tiktų filme, kas netiktų ir atrodo aplinką galėtume lipdyti. Tai tokia gal pirma buvo oficiali rašymo dalis, ne tai, kad pradėtų rašyti nuo kažko, bet atrodo pasirinkti už to, kas yra ir taip pat. Paminėjai Mariją Kaftaradzę, scenarijaus bendra autorę, tai iš karto pradėjote rašyti? Jo. O tas rašymas kartu, kodėl? Fainiau, maloniau, lengviau? Taip, bet daug labai dalykų. Vis pirma, aš kažkaip visą laiką aš nežinau, kaip čia, trumpametražiuose filmuose tas rašymas atrodo, tuose filmuose, kur ten režisavau, tai tas rašymas buvo tiesiog toks įvykio aprašymas. Ir toks atrodo labai, tie scenarijai buvo labai informaciniai, tiesiog suprast, kas vyksta, bet aišku, kad filmas bus pilnesnis, kitoks ir panašiai. Ir taip pat ir su pilnu metru jau buvo aišku, kad nepavyks tai padaryti. Atrodo, reiks, kad tas scenarijus vis tiek būtų labiau panašesnis į scenarijų ir panašiai. Ir atrodo, kad tenai ir daug scenų, viskas pilnesnis. Ir buvo labai aišku, kad aš vienas to tiesiog neturiu žinių, kaip tai padaryti. Ir taip pat ir atrodo, kad o su Marija mes daug esam dirbę, vieni kitų darbus žinom, vieni pas kitus esam ten padėję ir panašiai. Ir atrodo, kad tai padeda, tai labai padėjo, nereikėjo tada. Marija buvo toks, ir ji daug prisidėjo rašydama viską, bet tuo pačiu ir ji labai daug dalykų kažkokias mano ten, nežinau, idėjas ir panašiai kažkokias ten situacijas, taip sugebėjom taip išversti į tą scenarijaus kalbą, kad įvyktų tą sceną ar kažkaip. Tai taip pat tai atrodo, buvo labai aišku, kad yra reikalingas antras žmogus.
Juliau ir Morta, kokios buvo jūsų pirmosios mintis perskaičius scenarijų? Ką galvojat? Tai neskaičiau aš scenarijos visų pirma. Tai tokios ir mintis buvo. Paskambino. Paklausė, ar norėčiau dirbti filme. Ir tada jau tokį castingą garso režisierių. Tokioj salėje didžiuliai buvo. Vytautas Soste tokiam sėdė. Tokios aksominės užuolaidos raudonas, bordinės tokias ir aš įeinu ir ten daugiau visi tokie susigūžę ir Vytautas taip žiūri į mane, prisimerkė. Ar jūs, Julius? Sakau aš. Tai ar padarysit garso dizainą? Nu, sakau, galėčiau pabandyti. Nu ir priėmė taip. Kitus tada paleido. Nu, ir likom dirbti tada kartu taip. Tai nebuvot pažįstami prieš šį filmą? Visai nebuvom pažįstami. Juokauju. Ne, iš tikrųjų buvom pažįstami nuo akademijos laikų, kartu mokėmės. Ten per kelius metus gal skirtumas buvo, nes tada dar kai mokėmės dar nepriimdavo kartu visų specialybių. Kas 4 metus priimdavo. Tai jo ir dirbam prie ne vieno filmo kartu. Ir prie visų trumpametražių filmų kartu dirbam nuo pat pirmo. Tai pažintis ilga, aktoriai matyti. Morta, kaip tau tas scenarijus? Turiu pasakyti, kad aš tai buvau labai didelė Vytauto fanė ir galvojau, bet ką daryčiau, jeigu jisai filmuos pilno metro filmą. Ir kai gavau scenarijų, tai man čia toks kaip pasas į tą Vytauto pasaulį buvo. Žalia korta. Na ir neatsimenu to jausmo, kaip pirmą kartą perskaičiau, bet atsimenu, kad kuo daugiau skaičiau, tuo labiau man pasimatė bajeriukai, kurie gal kartais taip parašyti, kur tu turi taip įsiskaityti, kad čia Ir tada taip jau prizenau. Esi filmo kostiumų dailininkė. Kaip tas atrodo darbas kostiumų kūrimo? Ar dirbi su scenarijum, ar su Vytautu? Kaip tie veikėjai savo kostiumus įgavo? Nu čia gal irgi svarbu paminėti, ką jau Darius buvo užsiminęs, kad pirmą filmavom teaserį, o tik po to, po metų jau vyko pačio filmo kūrimas. Tai man atrodo buvo labai gera proga, tiksliau prabangi proga prasitestuoti, kaip tie personažai atrodo, kaip jie juda, kaip jie iš vis gyvena, nes stipriai pasikeitė, man atrodo, po to išsigryninome su Vytautu, nežinau, šiaip susidraugavome ir kalbėjom apie filmus, kas patinka, kas nepatinka. Pavyzdžiui, pažiūrim kažkokį filmą. Nu, mums, pavyzdžiui, abiems labai patiko Labirintai. Ne, kaip lietuviškai Labirintai, ne? Tikriausiai jo. Ir va, ten buvo toksai niekšelis, bet labai charizmatiškas herojus Tomas. Tai va, sakėm, va, čia galėtų būti Vismantė tokia, kaip Tomas. Bet ne tokia. O šiaip tai apskritai, tai kadangi čia yra gan tokia abstraktus tie personažai iš vienos pusės perskaičius scenarijų, tai viena, ką aš savo susigalvojau ir pasiūliau Vytautui, tai kad pagrindinis herojus, Danielius, yra toksai kaip šešėlis tame svečio pasaulyje ir visi kiti personažai, jie tokie, aš ir kūriau, labai daug blukinau drabužius, kad jie būtų tokie išblukę, tai jo tie prisiminimai ir žmonės gyvenantis juose nėra iki galo aiškus, ar tai vyksta, ar nevyksta. Man atrodo, tos magijos žiūrint filmą jaučiasi. Tai jo, tai va, pavyzdžiui, tai kaip kūriau Danieliaus kostiumus, šiaip taip dailininkai nedaro, nes jis tokia yra plokštuma. Nu, tai prasme, jis visą laiką yra tamsi dėmė tose kadruose. Tai bet manau, ir nežinau, Vytautas tiko šitam personažui, tai buvo labiau tiesiog kaip tas siluetas atrodo, ieškom tobulų maikučių. Bet dabar Darius iš tikrųjų su viena iš jų. Juliau, o ką visgi daro tas garso dizaineris, nes su garsu dauguma galbūt tiesiog tas iš profesijų žino, tai bumo operatorių, kuris stovi ir įrašinėja, o va tas dizaineris kaip tą garsą tvarko. Nu tai prašyčiau dėl bumo operatoriaus, jis labai retai kada stovi. Jo, aš juokauju. Bet jo, tai bumo operatorius tiesiog sekioja aktorius iš esmės. Tai jeigu jie stovi, tai ir jisai stovi labiau, bet, nu tai čia
Jo. O ką daro, nežinau bendrai, ką daro, tai labai daug ką daro, bet Vyto filme, ką konkrečiai daro, tai sakyčiau, trupučiuką kitaip daro kartais, negu įprastai. Tai iš esmės, jo, nu, tai mano pagrindinis dalykas yra suprast šiaip režisierių ir ko jisai nori, kokios estetikos. Ir aišku, kad padeda jau iš montažo atėjęs visas, nu, kad tu turėjau filmą, tai tu matai vizualiai, kokia yra estetika, bet ir ką Mortas sugalvoja, aš jau matau ekrane. Daugmaž nebūtinai, aišku, aš visą tai taip detaliai suprantu, bet kiekvienas tas departamentas iki manęs atėjęs, jis jau būna sukūręs kažkokią savo estetiką, tai man reikia kuo labiau pagauti ir kuo detaliau pagauti kiekvieną iš tų departamentų, kad aš kuo labiau atliepčiau to garsu tai, kas jau buvo iki tol padaryta. Tai šitam konkrečiam filme, tai darbas buvo toks maždaug, susitinkam, padarom, tada Vytautas sako, nu, o pabandom, kaip skambėtų, jeigu sugadinam dabar viską, ką padarėm. Sugadinam ir skamba gerai. Ir paliekam. Ir einam į kitą sceną. Tai buvo tokia estetika. Norėjom kažkaip, kad ir ta juosta jaustusi, tas juostas virimas vizualiai. Ne tai, kad garsu girdėtume, kaip ta juosta verda, bet kad visas garsas būtų toks tarp dokumentikos, kažkokio YouTube video su senu telefonu įrašyto, kad jis būtų toks gana buitiškas, bet tuo pačiu per tą buitį ir labai labai artimas tau ir kiekvienam turbūt žiūrovui, kad, nu, kai tu pats nufilmuoji telefonu kažkokį tai video, jisai staiga, bežiūrint jį ypač po kažkiek metų, įgauna tą tokį labai sentimentalų prieskonį. Ir daug jame tokios nostalgijos, tai toks ir buvo gal tikslas labiausiai per garsus. Tai kad tie garsai būtų atpažįstami, bet tuo pačiu, kad jie būtų atpažįstami per tokią buitinės kameros garso įrašo, per tokį filtrą. Jo. Aš gal dar galiu pridėti iš garso šiek tiek tą viso proceso, nes atrodo labai svarbu buvo, kadangi, va, ten mes procesas vyko, jis nevyko, ten pasiruošimas filmavimas nevyko ir montavimas nevyko greitai, bet jis vyko taip labai sustiguotai. Ir atrodo, nu va, dabar pusę metų ten pasiruošimas, tada ten 1,5 mėnesio filmavimai, tada ten 3 mėnesiai montavimo ir toksai taip varai ir taip pat. Ir atrodo, ir to tokio kažkokio atsitraukimo kažkaip ir pažiūrėjimo į šoną jo niekada nebuvo, bet to pačiu ir nebuvo, kad ten turi rautis plaukus ir panašiai. Atrodo, viskas taip tvarkingai buvo sudėliota, bet atrodo, norėjus to kažkokio nusiraminimo. Ir atrodo, tai vat, garso procese mes, aš nežinau, kiek tenai, ar kelis mėnesius, pusę metų, nuo atrodo, vos net ten kiekvieną dieną susitikdavom realiai ir būdavom, bet atrodo, tas buvimas, tai būdavo, kartais mes ten padarom, nežinau, ten vieną kadrą. Nu, toks buvimas ir buvo, kaip Darius slankioja filme maždaug, tai mes su Katkum slankiodavom po Vilnių, nueidavom į mano studiją, kažką padarydavom, jeigu kažkas nesigauna, nu, tai nueinam paslankėjom, pavalgom, išbandėm daug skirtingo maisto, daug pinigų išleidom. Po 2 savaičių pradėjom jau iš namų atsinešinėti maisto trupučiuką, nes jau per brangu viskas pasirodė. Tai toks, jo, iš esmės mes įsikūnijom į Dariaus kūriamą personažą ir taip iki galo ir nuslinkom iki tų Karlovy Varų. Čia toks, atrodo, buvo tas garsas, buvo išbuvimas ir atrodo, pradžia buvo labai, atrodo, įdomi iš tos pusės, kad atrodo, tai visų pirma, Julius darė visus trumpametražiam garsus visuose filmuose ir atrodo vis tiek iš trumpametražių, tada į pilną metrą ten yra labai labai daug dalykų, kuriuos tu vienam filme išmoksti iš praeito. Tai atrodo, kad tokio kažkokio tenai susitikimo ir kalbėjimo, kaip turi skambėti, vat konkrečiai filmas, atrodo kaip ir nebuvo, bet buvo labai daug, atrodo, bandėm praeitam filme tą, tai arba tą išlaikom, pakeičiam ir kažkaip tai, nu, atrodo, buvo tas susidirbimas, tas to kažkokios pamokos visų buvo anksčiau padarytos, bet ką mes darėm, kas buvo man, vat, kaip šiaip žmogui nesuprantančiam garso, kas man buvo įdomu, mes ten prieš pradedant daryti garsą, susitikom ir pradėjom žiūrėti tiesiog skirtingus filmus, kur aš juos parinkau Juliui,
kaip kažkokia, nežinau, inspiracija garso ar panašiai, ir kažkaip tai ir atrodo, aš dėl kažkokių vienų priežasčių parinku, ir mes juos ten žiūrim pas Julius studijai, ir tada Julius ten pasakoja apie tą garsą, aiškina, ir aš tu suprantu, kad wow, tai čia visiškai, kur dar taip labiau atveria, ir toks, buvo labai kaip čia. Jo, man atrodo, šitas labai padėjo išsigryninti dar prieš pradedant filmo garso dizainą kurti, kokią linkmę mes galim judėti, nes Vytas tikrai pririnko, kadangi jau buvo aptarta, kad jis Karlovy Varuose buvo pagrindinis žiūrėtojas filmų, tai ta prasme, aš nežinau, kiek jis yra filmų pamatęs, bet atnešė tokių filmų, dalis tų filmų buvo jau man matyti, tai tai buvo kažkiek gal lengviau jau, nes aš žinojau jau į ką jis čia bando atsispirt, bet buvo labai šiaip bendrai toks labai fainas tas etapas iki kol gavom montažą, nes tikrai daug filmų pažiūrėjom ir visų jų garsą aptarėm. Ir taip neskubėdami, kartais, kadangi aš dirbau dar prie kitų filmų prieš tai savaitgaliais tai darydavom, bet toks išaugdavo visas šeštadienis kartais žiūrėti filmus ir iki pat vakaro kažkur tai praslankėdavom, aptardavom maždaug visus tos filmus. Tai man buvo labai tas svarbu, nes kadangi, sakiau, kad scenarijaus nebuvau skaitęs, nes aš kiek vėliau prisijungiau į visą jau kūrybos etapą, tai buvo svarbu trupučiuką išsigryninti tą estetinį visą vaizdą, nes dažnu atveju, jeigu aš kažkiek anksčiau prisijungiu, tai tada aš jau būnu įsigilinęs labiau į patį filmą ir skirtingus departamentus, galbūt jau ir apie kostiumus kažką sužinojęs daugiau. Sužinau dabar. tai va. Aha. Vytautai, esat šio filmo scenarijos bendraautorius, režisierius, bet ir operatorius. Tai kodėl priėmėt tokį sprendimą būti ir operatorium, ir režisierium? Ar kažkaip nebuvo baimės, kad gal kažkas tada nukentėjęs kažkuris rytis? Gal kažkokios tokios baimės, kad čia jeigu ir tą darysiu, papildomos nebuvo, šiaip buvo baimė, bet normalu, man atrodo, čia visiškai. Ir atrodo, tai nebuvo, kad staiga netikėtai reikia paimti ir filmuoti. Atrodo, tai viskas buvo labai sąmoningai, kryptingai daryta ir yra labai daug priežasčių kažkokių smulkių, kurios susideda į tai ir kažkaip tai atrodo, svarbu buvo. Tai visų pirma, aš pagal profesiją esu operatorius ir filmuoju kitiem režisieriam filmus ir panašiai, ir atrodo, ir tai yra profesija, kurią aš kine iš visų profesijų asmeniškai žinau geriausiai arba joje jaučiuosi saugiausiai kažkaip tais. Tai taip, tai tada atrodo, kad jau yra čia kažkiek pliusai tame darime, jau galima išvelgti. Ir tada atrodo, buvo labai tiesiog svarbu ir komandai pasakyti, ir kad komanda suprastų, ir viskas, kad atrodo, kad bus, operatorinis čia nebuvo, ypač reikėjo tiek kameros departamentui, tiek šviesų departamentui, ten ir gripo departamentui kažkaip tais iškomunikuoti, kad tai nebus filmas apie operatorinį. Kažkaip tais ir atrodo, kad operatorinis negali užimti daug laiko ir atrodo, kamera turi prisitaikyti prie situacijos. Ir tiek rašant scenarijų buvo labai apie tai galvota. Rašant scenarijų su Marija mums buvo labai svarbu, kad mes rašom scenarijų, bet paraleliai aš galvoju ir apie jau kaip ir filmas atrodys ir kur galėtų vykti ir panašiai. Nebuvo taip, kad mes parašėm scenarijų, parašytas scenarijus, dabar darom castingą ant toks tro. Galiausiai buvo etapas, kai viskas susijungė ir vienas kitą pradėjo pildyti. Tai atrodo, tas operatorinis atsirado labai anksti, buvo tiesiog labai svarbu man pačiam suprasti, kad aš negaliu, jeigu aš sugalvosiu kažkuriam etape pasiruošimo, kad tas operatorinis taps kažkoks labai labai stiprus, svarbus ir reikalaus daug laiko, tai aš negalėsiu jo nufilmuoti ir turėsiu pasikviesti operatorių. Tai taip, tai buvo labai aiškios tam taisyklės. Ir koks tas operatorinis turi būti, žinant iš to, kad aš jį ir filmuosiu. Ir taip pat ir tada, ir jo, kita priežastis yra, atrodo, jo, filmavimo komandoje dirbo, kaip čia, nei daug, nei mažai normaliai žmonių, bet atrodo labai norėjusi, kad filmavimo metu
būtų kaip įmanoma mažiau žmonių. Ten ypač bute, pavyzdžiui, ir panašiai, tenai dailė įrengia viską ir tada viskas atrodo, jau viskas paruošta ir dabar čia ateina aktoriai ir gali aktoriai daryti realiai ir su šviesa irgi sušviesti viską taip, kad mes galėtume be didelių perstatymų pasisukti, kur norim, žiūrėti, ką norim, nes atrodo, tai viskas buvo aišku, viskas buvo scenarijui parašyta, į kurią pusę žiūrim, bet atrodo, jeigu ten paima turėt galimybę va tom improvizacijom ar kažkaip tai ir atrodo, ir tas labai padeda, atrodo, buvimas ten aikštelėje labai nedaug žmonių, tada va, aš pats stoviu prie kameros ir panašiai, ir ta kamera tampa tokiu kaip dar vienu instrumentu padedančiu režisūrai, atrodo, padedančiu kažkai nupasakoti situaciją, atrodo, be kažkokių didelių pakeitimų ir panašiai, atrodo, užtenka ją net, ne tai, kad, nežinau, užtenka vos pasukti kamerą ir jau tenai emociškai visai kitas rakursas, visai, ir atrodo, vat, tuo norėjosi tą operatorinį pabrėžti, o ne ten kažkokiais dideliais tais sukūrimais. Norėjosi, kad, va, kaip Darius pasakojo, atvažiuojam į realų miestą ir realiai tenai viską filmuojam ir ten neįsibraunam ir norėjosi, va, tom mažom priemonėm. Tai dėl to, atrodo, norėjosi, va, neišsplės, kad sukursim kažkokį pasaulio butą, pasaulio dalimi. Filmavot filmą Šventoji, kodėl būtent tenais? Tai gal Morta gali atsakyti. Jo. Tai žinoma. Kaip ta Šventoji prisidėjo prie to ir dailės kūrimo, ir bendro supratimo scenarijaus? Tai šiaip, kai skaičiau, aš įsivaizdavau kažkaip Druskininkus, bet po to, kai buvo Šventoji, viskas taip irgi susidėliojo, persikėlė. Ir šiaip įdomu, nes ką ir minėjo Darius, kad ten yra tos autentikos, bet taip nesinorėjo trešas, kad tai atrodytų. Ir Ieva ir Lizanė, mes kartu su Vytautu taip siekiam, kad kažkaip truputį kilstelti į tą pasakos kažkokį aukštą šventąją. Nors yra tos dokumentikos ir ten jaučiasi, manau, kur ir tie žmonės tiesiog yra gyventojai, bet kažkaip fainai viskas organiškai. Taip atrodo įžengia Danielius ir kažkaip praeina pro tą tikrąjį pasaulį. Tai mus gal įkvepia ta Šventoji, bet mes ją norėjom su pagarba taip kažkaip parodyti, kad, nes gal yra neskanu, kai taip truputį tą atskirti rodo ten aukšta žema kultūra. Tai man atrodo, šitame filme to nėra. Visiškai buvo labai labai svarbu, kad mes atvažiuotume į kurortą ir būtume to kurorto dalis ir pamatytume kurorte tą pokytį, nes ten Palanga, Druskininkai, ten didesni kurortiniai miestai atrodo ne kurorto, ne sezono metu, jie vis tiek yra pakankamai aktyvūs ir parodyti tą kažkokį išnykimą miesto pokytį, atrodo, mums tada reiktų tam mieste labai daug dalykų prisidėti ir daryti, uždarinėti, tenai, ieškoti kampų ir panašiai. Ir norėjosi kaip tik, kad mes būtume to miesto dalis ir būtume tame pokytyje. Ir tada, atrodo, įvyksta pokytis, viskas, mes tada žinom, kad čia ta parduotuvė uždaryta, mes galim ten rodyti, kad ji uždaryta, mums nereikia ten jos uždarinėti. Jeigu tenai visa ta choreografija, buvo labai svarbu, kad visa choreografija miesto ir panašiai būtų reali. Jeigu jisai ten Danielius gyveno ten tam bute kažkur tais, tai kad kaimynas gyventų priešais ir kad mes nemeluotume. Jeigu jisai eina tenai prie jūros, tai kad jis praeitų mišką, kur tu eini prie jūros. Atrodo, kad neieškoti tiesiog tinkamų lokacijų. Ir normalu, kad dažnai filmuose būna, kad atrodo, ten butą nufilmuoji, iš viso butą gali iš 10 butų sujungti, ten virtuvė vienur, ten ir viskas tvarkoja, bet šitam filme labai to nesinorėjo, labai norėjosi to autentiškumo ir labai norėjosi pokyčio, kuris yra miesto pokytis atspindintis Danieliaus kaip personažo pokytį. Tai taip. Aišku, dar norėjau paklausti apie tos kostiumus, tai kokie didžiausi iššūkiai buvo kuriant kostiumus, galbūt kažkas plyšo, galbūt kažko trūko? Ne, šitas tai buvo, man atrodo, viskas čiki, aš turėjau tokią super atsakingą kolegę Davilę, kuri jau ten tikrai užstikrino visų maikučių. Bet plyšo kas nors? Neplyšo. Bet man atrodo, didžiausias iššūkis tai buvo, kaip atskirti, pavyzdžiui, Vismantę žmogų ir Vismantę aktorę. Tai aš kaip dailininkė siekiu pasiūlyti aktoriui
tą įėjimą į personažą. Tai kadangi aš daug esu dirbus kaip kostiumininkė, tai savo akimis matau, ką reiškia, kai žmogus apsirengia kostiumą ir jis patampa to personažo. Tai nors visi aktoriai nėra pernelyg nutolę nuo savo tų kažkokių tikrųjų savasčių, bet vis tiek norėjos pasiūlyti kažkokį tą, kad ir per mažus niuansus įėjimą į rolę. Tai pavyzdžiui, su tėčiu, tai irgi tai tokie maži niuansai, bet kaip padaryti vyresnį žmogų, kad jis ir netrodytų, tipo, aš čia noriu būti jaunas, bet ir jis vis būtų gyvas, jis vis tiek yra gyvas. Ir, ta prasme, tada žiūri, kokia ta maikutė. Nu, ta prasme, yra tokie, šitame filme yra per tokius labai mažus niuansus, kažkokie, pavyzdžiui, irgi, tarkim, Tomas. Toks irgi, jis jau arčiau Danielio, jis jau labiau šešėlis yra, bet vis tiek dar norisi, kad jis labiau būtų to pasaulio, vis tiek toks dar pablukęs tame pasaulyje. Pavyzdžiui, dar, šiaip, tai su Vytautu, kai daug bendravome ir galvojome apie tos kostiumus, tai aš supratau, kad galima tiesiog juokauti. Ir daug mažų juokelių. Susikipkim už rankų. Galim visi kartu kurti šviesesnį rytojų. Jo, tai yra daug tokių paslėptų kažkokių ten tarp mūsų tik tai aiškių, kaip ir Julius, manau, turi savo juokelių užslapstinės, taip ir aš tenai. Bet aš norėjau šiaip pasakyti, kad, kai pirmą kartą pamačiau jau filmą, tai dar buvo tarpinis montažas, tai kažkaip atkreipiau dėmesį į kostiumus, kad iš esmės, kadangi aš nebuvau skaitęs scenarijaus, tai kažkiek ir nežinau, ko tikėtis ir man kiekvieną kartą išvydus naują personažą, kaip ir kostiumas visai duodavo daug kažkokių ženklų, koks tas personažas bus. Tai man tas visai patiko nuo pat pradžių. Ta prasme, kad ir kiti departamentai aišku duodavo, bet pavyzdžiui, tas pirmas susitikimas su Vismante, ir kai aš ją pamatau laiptiniai, man kostiumas iš karto daugmaž ir pasakė, koks tai bus personažas. Ir man tai, šiaip labai patiko bendrai filme. Kad atsiranda personažas ir aš kaip ir intuityviai per tai kažkaip jau atrodo, kad aš jau žinau tokį žmogų, tai vadinasi, aš kaip ir jau nuspėju, koks galbūt tai bus personažas ir tada buvo labai įdomu ir tikrintis su savim visą filmą, ar tai tikrai yra, ar čia aš savo meluoju pagal tai, Dar gal šiek tiek apie tą patį praktinį darbą, kaip atrodo, sakykime, tipinė diena kostiumų dizainerio. Ar ten kažkaip skaitai scenarijų ir jau ten mintis kažkokią šauna, ar po humaną reikia prasieiti, kad susirastum kažkokią maikę. Galbūt ten tą maikę suplėšit. Kaip tas atrodo praktinis darbas? Tai šito filmo atveju ir apskritai, tai prasideda aišku nuo scenarijaus, tada bendrauju su režisierė, kažkaip gryninės tą koncepciją, tada su dailininkėm, pavyzdžiui, irgi norisi artimo ryšio tam, kad tada kurtųsi kažkaip tas estetinis filmo vaizdas, labiau tolygus. O tada jau pradedi ieškoti tų tikslingai maikučių. Kai ką siuvom, kai ką... Ir iš esmės šitam filme tiesiog, ką jau sakiau anksčiau, labai daug blukinom, tai naudojom iš tikro chemiją ir dažiau daug. Tai vat, visas tas koloritas, man atrodo, jisai ir liko toksai, kaip, nežinau, nematoma, bet aš šiaip esu pati menininkė, tai... Man atrodo, buvo erdvės, kur galima leisti savo truputį kurti daugiau negu kaip būna dokumentiško vaizdo nori, kai kiti filmai, tiksliau kitiems filmams gali reikėti. Tai gal Vytautas gali kažką pasakyti, kaip jam atrodo. Tai jo! Tai jo. Bet buvo labai svarbu, kad atrodo, kad bet koks departamentas, bet ypač garsas, kostiumai, dailė, atrodo, tie departamentai, kurie yra susiję su tiesiogiai vizualumu, jie turėtų labai labai stiprų asmeninį indėlį. Iš tos pusės, kad atrodo, tai aš žinau, kad nes dažnai filmuose atrodo, operatorius yra to vizualumo irgi dalis stipri,
bet aš žinau, kad aš negalėsiu, man reiks, kaip režisieriui ir kaip operatoriui, reiks tiek aikštelėje, tiek postprodukcijoje, bet ypač aikštelėje žmogaus arba kelių žmonių, prie kurių galėčiau ateiti ir paklausti, tipo, tai ką manai? Ne tai, kad ką manai apie savo departamentą, ten ar apie kostiumus, ten arba ugnės, ten apie aktorius panašiai, ar ten dailės apie ten nuspalvintą sieną, o aplamai apie kadrą ir apie tai, kas vyksta. Ir atrodo, buvo labai svarbu, kad su žmonėmis kalbėtis kaip įmanoma plačiau. Ir tada atrodo, tai ir Morta ir pasiūlo, va, tenai, blukinsim tuos rūbus kažkaip tais. Nu, nuostabu, labai fainai. Ir atrodo, sugalvoja konceptą, kad Darius, va, bus toks uždaras ir tada toks kaip kiautas išsilukštens. Nu, kur atrodo, tai čia visiškai čia yra režisūrinis dalykas. Ir atrodo, ir atrodo, buvo labai svarbu, kad turėtų tokias intencijas tai daryti. Ir atrodo, kad tai labai faina buvo, labai fainas tas bendradarbiavimas, nes atrodo, techniškai padaryti, ten surinkti rūbus, ten nežinau, nuspalvinti sieną, padaryti garsą, tai čia atrodo, kad yra tai išmokstama, tai galima padaryti ir viskas čia tvarkoja, bet atrodo labai faina yra pajausti, kai tu esi ne vienas ir kai atrodo tos spalvos kažkaip tais visos labai dera. Nu ir atrodo, kad jos papildo vieną kitą. Ir atrodo, tai čia svarbiausia. Ir svarbiausia atrodo, kad jo, mes nekalbėjom, kad tiesiog kaip aprengti ar kažkaip. Tai atrodo, kas tai turi nešti. Atrodo, tas visas procesas visada, jis atrodo, vyksta visam procese. Ir pasiruošime, ir filmavime. Ir atrodo, jisai taip keičiasi. Tenai, galima tenai pas Mortą iš tą kostiumų vagonėlį ten pačilint kažką, tai pažiūrėtų rūbų jis inspiracijos. Nu, kur atrodo, tokie dalykai labai labai padeda, atrodo. Ypač kai... Kavos išpilt ant kostiumų, kad nuėjus. Tokio nebuvo. Pasižiūrėt, kaip atrodo. Jo, tai va tas kažkaip atrodo jo, ir tas kūrimo. Nu ir svarbiausia jo, tų detalių kažkoks įdėjimas, kur atrodo, tai niekas gal ir nepastebės tų detalių. Nu, pavyzdžiui, ten, kur eina jau ta tokia emocionaliai scena, kur apie Marvin Gaye pasakoja, ten pas tėtį buvo nykštuko kavinė, susidariusios logo padarėm. Nu, kur irgi tai yra, čia Vilniui buvo kadaise tokia kavinė, bet mes ją perkeliam į Šventąją ir Merčio. Tai Dapšio atsiminimas, kai buvo Vilniui lankėsi. 1970. Jo, jis Merčio nusipirko. Ir tai jo, tai labai svarbu atrodo jo, tas buvimas. Kalbant apie filmavimus, kokie jums prisiminimai, kokie sunkumai, kokios geros emocijos, ką jūs prisimenat, kas vyko prieš tos metus? Aš tai atsimenu, kad jie filmavo tą filmą, o aš tiesiog dariau kitus dalykus, nes tai kartais susitikdavau su Katku kavos ir jisai sakydavo, nu, visai sunku, žinok, kartais pavargstu, tai būna. Tai, nu, toks ir atsimenimas mano. Tai aš tiesiog labai atsimenu, kad ten buvo, nu, kaip čia, toks mėnesis tokio stovyklos vaibo. Visi išvažiuoja kartu ir man buvo labai svarbu, kad ir daug, kaip čia, nerimavau, kas bus, jeigu dabar ten, nežinau, kažkas susipyks tenai ir atrodo, reiks mėnesį gyventi, nu atrodo, tai kaip čia dabar bus, kaip tas buvimas kartu, tai atrodo žiauriai fainai, kad atrodo, nu, toks jausmas, kad mes labai gerai praleidom tą mėnesį. Nu atrodo, kad tai ten filmavom viską, bet atrodo ir be filmavimo atrodo buvo tas buvimas kartu, ten važiuodom kartu į Palangą, viską kažkaip ten, nu atrodo, leisdavom laiką kartu ir atrodo, ir tas labai padėjo filmavimam. Tai atrodo, aš tiesiog prisimenu labai šiltą laiką, ten atvažiuoji į Šventąją rugsėjo pradžioj, Šventoji viskas, kaip turistinis miestas jis nebedirba, bet oras labai šiltas, tai atrodo, mums ten tokia vasara, nu tiesiog atrodo, ir dar tuo pačiu atrodo, tai filmuojam ir viską, bet atrodo, jo, buvo labai fainai. Buvo pasaka šiaip jau. Ir mes turėjom savo tokią mini kažkokią ekosistemą, kuri tenai išsiskietus buvo tarp Danieliaus ir tėčio namų, vagonėlio. Pavyzdžiui, dailės departamentas buvo įsikūrę tokiam kioskė ir mes tiesiog ten pas juos hengindavom, jie tenai kažką ruošė, tada
ta pirtis, kur yra paplūdimy, buvo perkelta į mūsų viešbučio kiemą ir žmonės tiesiog eidavo į pirtį tenai, tada baseinę pripustam prausėsi. Nu, žodžiu, buvo tokia, aišku, kad tai yra Vytautui, tai buvo atsakomybė ir nerimo, nu, natūralaus, bet visa komanda, tai nežinau, aš tiesiog esu labai dėkinga už šitą mėnesį visiems, nes tiesiog, nu, tikrai buvo taip gera kartu, kur man tai va šitoks standartas dabar naujas, kad galima filmus kurti ir taip. Nu jo, aš tai tik šiaip dar pridėsiu, kad sakau, kadangi aš jo nedalyvavau tuo metu dar filmo kūrime, tai man tiesiog gavus tą filmą ir dabar matant filmą, nu, yra tiesiog akivaizdu, kad žmonės gerai kartu praleido laiką ten. Nes kartais tiesiog tai jaučiasi, o aišku, dar aplink Vytautą tai visą laiką yra tas, kad jis pats toks švelnus meškiukas. Tai visi jį iš tikrųjų myli, nes jis irgi visus myli aplinkui. Tai man atrodo, čia labai svarbus aspektas jo kaip režisieriaus, nes jis tokius filmus nori daryti ir, nu, kitų būdų aš jį darant filmą ir neįsivaizduoju. Nu, kažkokią griežto režisieriaus, kad trenkė su ranka. Tai jeigu jis tai padarytų, visi, man atrodo, tiesiog žvengtų. Ir jis pats pradėtų žvengti. Ir tada toliau darytų taip, kaip visada. Tai. Nu, čia dar iš techninės pusės galim paminėti tai, kad buvo daugiausia nerimo dėl salos, jau čia dėl tokių techninių aspektų, nes tai buvo Vytauto svajonė, kuri buvo iš tikrųjų tokia sunkiau realizuojama. Jo, bet tuo pačiu atrodo, ta sala, nu, jo, buvo scenarijui parašyta sala ir tada ir buvo aišku, kad sala turės daugiausia klausimų, kaip tai padaryti, nes visos kitos lokacijos yra realios, mes jas surasim, salos mes nerasim ir ją reikia padaryti ir kaip ją padaryti ir atrodo, tai vat buvo tas klausimas, kaip ją padaryti ir sprendėm su dailė, ten su lokacijom, nu, daug departamentų buvo įtraukta, kaip tai gali atrodyti, kaip tai galima padaryti, kuris variantas tinkamas, kada tai filmuoti. Ir man asmeniškai atrodo, tai aišku, reikia ten spręsti, viskas varkoja, bet man vienu metu toks buvo, nes kadangi mes tą salą filmavom ten filmo pradžioje, nežinau, ar antrą ar trečią pamainą, tam, kad būtų kuo geresnis oras ir kad jūra būtų kuo ramesnė, tai, o visą kitą filmavom pakankamai chronologiškai. Tai atrodo, kadangi ta sala buvo pradėta filmuoti pačioj pradžioj ir atrodo labai daug klausimų buvo grinai apie tą salą ir man asmeniškai jau buvo šiek tiek net per daug atrodo, taigi mes filmą darom ne apie salą. Nu ir atrodo, ir kai nufilmavom salą, man tiesiog atrodo viskas atrodo, dabar prasideda filmas, atrodo, jau galima tada galvoti apie kitus dalykus ir panašiai. Bet aišku, nu ten sudėtingiausia buvo techniškai, kaip ją padaryti ir buvo tikrai daug klausimų iki tol. Mums labai pasisekė, kad buvo rami jūra ir viskas, buvo rami jūra. Geras oras ir viskas, mes nuo pat pradžių žinom, kad tai, nu, kad vienaip ar kitaip tai įvyks, tos scenos su sala. Ir taip pat, nes jeigu būtų banguota jūra, mes tiesiog nebūtų aišku, ką tenai daryti. Nu, būtų jie arčiau, būtų dar, kitaip viskas. Tai, nu, būtume tiesiog bangavimo garsą stipresnį padarę. Būtume jo garse dar mėnesį sprendę dalykus. Jo, ir, dar mėnesį. Bet tai tą salą kūrėt gyvai, į jūrą dėjot? Taip, tenai dailė suprojektavo tą salą, salos referencas buvo tiesiog vaikiška negyvenama sala kaip paveiksliukė, kur kupstas, palmė ir kokosai. Ir atrodo, ir taip ir turėjo būti, bet atrodo, kažkaip norėjęs, kad ta sala vis tiek turėtų kažkokios, nebūtų taip visiškai paimta iš to vaikystės paveiksliuko ir įdėta, o jį turėtų ir kažkokio erdvės to buvimo. Tai atrodo, tai tada tą palmę pakeitė mobelim. Ir taip pat, tai buvo svarbu, kad būtų lietuviška negyvenama sala. Ir taip techniškai, tai jo pagamino, sukūrė Ieva ir Lizanė, tada ją pagamino ir tada narai dar tvirtino prie dugno. Nu, ta prasme, čia buvo techniškai iš tikrųjų labai labai sudėtinga. Taip, mums filmavimo pamaina tą dieną truko 12 valandų, tai ten gal 6 valandas truko tos salos pritvirtinimas ir nutvirtinimas. Ir mes viską turėjom padaryti dienos metu, negalėjom padaryti, kai yra sutemė ir panašiai. Tai toksai, tai atrodo, buvo daug, vieniem buvo daug laukimo, kitiem buvo labai daug tokio techninio darbo. Tai ten labai labai techniškas dalykas buvo, suprojektuoti ją ir panašiai ir nustumti ir viskas atrodo, kad jau kai tu
sukurti tą salą reikėjo pasiruošimo metu, Lizanė ten turėjo mokėtų visokiausių ir mes visi rinkomės, kuri ta sala geriausia ir tada jas ten kažkaip liejo ir panašiai ir ten platformom ten statė ir jau aikšteliai, nu tai jau jie yra tokie, kokie yra ir atrodo, ten jau buvo labai techniniai dalykai. Dar kas įdomu, tai kad atsirado ta obelis ir tai buvo dar filmavimo pradžia, tie oboliai tada birėjo visur ir tai oboliai patapo tokia kažkokia filmo sudėdamoji dalis. Jungiančių kažkokių elementų, jo. Tai fainai. Noriu nukeliauti šią vasarą į Čekiją, Karlovy Vary. Kokie prisiminimai, visgi su apdovanojimu grįžot geriausio režisieriaus. Tai bet bendrai, kaip visa komanda priėmė filmą, kokie prisiminimai, kiek filmų peržiūrėjot, kitų? Man tai labai faina buvo, kad visų pirma, kad galima buvo atvažiuoti festivalį anksčiau ir išvažiuoti vėliau, kad patirta aplamai, kaip tas festivalis veikia, nes atrodo, tenai, aš nebuvau tame festivalyje anksčiau ir visi kalbėjo, čia fainas festivalis, čia ten visi myli kiną, ten daug žiūrovų, gera ten filmų selekcija, nu kažkaip, kur atrodo ten, o čia žiauriai jėga ir aš tai labai džiaugiausi, kad tai vyko, nes jeigu būčiau atvažiavęs tik tai tom 3 dienom, tai, nu, būtų šakės, nes atrodo šiaip daug streso ir atrodo tas 3 dienas, atrodo, tu fiziškai atrodo labai sunkiai gali rasti laiko žiūrėti kitus filmus, nu atrodo reikia tikrai rasti laiko. Ir tada ir viskas yra apie tavo filmą ir tada tu ten su komanda esi ir būni ten viena vakarienė, ten kita vakarienė, vienas protokolas, kitas protokolas, nu toks atrodo, tu nebūni tame festivalyje, nepajauti festivalio. Nu jo, toksai drabužių lyginimas kažkoks. Nes vis tiek tu ten tų drabužių nepratęs dėvėti iš principo, ten kostiumų visų, kurių reikia ir tada iš esmės tu juos lygini, ko tu irgi šiaip nepratęs daryti gyvenime ir, nu, tai toks stresas vien iš to susideda, o tada yra stresas dar žiūrėti ir filmą, nes atsimenu kažkaip, kai jau buvo premjera ir mes visi, nu, visą komandą vienoje eilėje sėdėjom ir tai baigėsi tas filmas ir aš, nu, realiai jaučiu, kad aš šlapęs prie ryto. Sakau, kaip tu, sako, nu, žinok, šlapęs irgi biški sprakaitavau. Nu, tokie, nu, vis tiek labai daug streso buvo, nes, nu, kaip ir sakė, vat, prieš tai ir Darius ir Vismantė, kad didelė ta salė labai, daug žmonių. Kiekvieną žmogų reaguoja, kad jis ten trenkia durim išeina, nu, nes vėl, ta prasme, tikrai labai daug žmonių, festivalis, kažkas ateina, pasižiūri, gal ateis rytoj tą filmą, tiesiog pasižymi, bet tu, aišku, kad labai kitaip reaguoja į visą tai ir tuo pačiu buvo labai įdomu, kaip priims kitos šalies, dabar jau įdomu, kaip lietuviai priims, bet tuo pačiu buvo labai įdomu, kaip priims festivalinę tą publiką ir nu, man atrodo, buvo daug streso, nežinau kaip Mortai. Žiūrėti filmą tai buvo žiauriai daug streso, aš džiaugiuosi, kad tik dabar pamačius vėl iš naujo, dabar aš jau esu tikrai šito filmo irgi gerbėja kaip žiūrovė, o tada tai tiesiog buvau įtampoj, bet be to buvo ir labai juokinga, nu, nes kadangi mes visi draugai ir mes tenai kartu sėdami tos bamsus, tai tiesiog buvo toksai, tokia juokinga patirtis kartu, kur taip tokie kaip kaimietukai tenai. Jo, mes va, kai tik su Morta kartu su BMW atvažiavom aplink tą namą, tai buvo visai juokinga kažkaip, nes, nu, jo, ir iš tikrųjų tai tiesą pasakius su Morta ir Ugne praleidom 3 labai daug laiko, Ugne castingo režisierė ir kažkaip, man atrodo, dabar grįžtant atgal, aš suprantu, kad mes ir prasibastėm kaip Darius po tos Karlovy Varus. Nors aš ten irgi esu gal kažkada pratransavęs pro šalį tą miestelį, bet festivalyje nesu buvęs. Tai tarsi tai nebuvo grįžimas namo, bet kažkuria prasme mes slankėjom taip pat kaip Darius Šventojoje slankėjo. Dar ką noriu paminėti, tai buvo ir kito lietuviško filmo, tai Gabrielės Urbanaitės renovacija premjera, tai kur va, operatorius jau buvo. Tai labai faina ta bendruomenė, kad kartu susirinko ir atvažiavo ir komanda Gabrielės filmo, tai buvo smagu eiti vieni kitų premjeras, nežinau, kažkokia tokia irgi surreali šventė. Tiesiog, kad visi kartu, visi vieni kitus palaiko ir... Jo, ir dar priešais tą teatrą, kuriame buvo premjera Gabrielės, tai dar buvo labai gera kavinė. Mes ją ten atradom, tai ten visą laiką norėdavosi trintis. Tai ta kavinė yra kažkoks kaip tokia aliuzija į Dapšio kioską filme.
Ten visą laiką norisi ateiti, pasiimti ten ledų, nu, ar kažko tai skanios kavos ir trintis tiesiog aplink. Ir kaip Darius aplink Apšį ten filme trindavosi visą laiką suko ratą. Nu, aišku, gal dėl kitų priežasčių. Kas filmą žiūrės, supras, bet jausmas panašus tikriausiai. Man buvo labai labai svarbu ir labai faina, kad tiesiog festivalio metu pavyko, kad atvažiuotų filmą pristatyti, nu, didelė komandos dalis, nes tai, nu, buvo labai labai svarbu ir tai atrodo, nu ir jo, ir kaip pasakoja, nu, buvo žiauriai faina tada, tas 3 dienas, nes atrodo, tai gali būti, buvo daug streso, bet atrodo, tą stresą visą užgoždavo, kad atrodo, ten atini, ten su Morta, ten su Vyteniu, su Ugne, nu, su visais tenai susitinki ir kažką ten pradedi, nu, toksai, grįžti į tą filmavimo būseną, kur atrodo. Nu, bet taip, čia jau truputį ir melas Vytautai yra, žinok, iš tikrųjų mes dažniausiai taip sutikdavom Vytautą. Jeigu jis iš vis pasisveikindavo, dažniausiai tai tiesiog matydavom jį iš šalies skubantį į kokį nors filmą pasižiūrėti. Ir jis visą laiką arba pamojuodavo, arba mūsų nematydavo. Dabar aš jau įtariu, kad jis specialiai nematydavo, kad suspėtų į tą filmą. Nes, nu, kiek tų filmų pamatyti? Nes tai aš daug pamačiau, bet... Turbūt rankų pirštų neužtenka. Ne, neužtenka. Bet jo, tai buvo ir šitas, bet buvo vis tiek, atrodo, tai fainai pamatyti, kad kažkur jie yra. Kažkur jie yra ir atrodo, nu, buvo diena, kai praleidau su jumis viską. Vakarieniavom kartu. Gerai, labai gerai. Taip, buvo linksma. Turiu nuotraukų kartu, yra įrodymų. Jo, tai taip pat kažkaip. Jo, ir buvo labai svarbu žiūrėti filmus. Nu, nes atrodo, nu jo, tai čia festivalis, kaip reikia žiūrėti filmą. Nu, ta prasme, kodėl būtų labai kvaila atvažiuoti festivalį, ypač visam laikui ir nežiūrėti filmų. Nu, tada atrodo, ko tu važiuoji. Nu ir šiaip, man atrodo, aš čia dar trupučiuką grįšiu trumpam, kad mes šiaip darėm filmo garsą tuo metu, kai vyko kino pavasaris Vilniui, tai, nu, taip irgi įėjau į Vytauto Katkaus tokią būvį, nes mes dirbdavom prie garso, o paskui vakare važiuodavom žiūrėti filmų ir ten aš, pavyzdžiui, taip dažniausiai žiūriu kokį 1 per dieną, bet su Vytautu taip 3 kokius nueidavom. Bet irgi buvo smagu, kad tu tada aptari tuos filmus, tik ką pamatytus ir kai kurios dalykus ir netgi, sakyčiau, kai kas ir davė tikrai naudos būtent festivalyje pažiūrėjus ir įtakojo net kažkiek tą garsą. Ypač vienas toks filmas. Buvo vienas filmas. Koks Vietnam. O, labai. Na, va, matai, tai visiems mums labai patiko. Kur visiškai atrodo, mes pažiūrėjom tą filmą ir atrodo, nu, nerealu, nuostabu. Ten viskas žiauriai fainai atrodo ir tada, bet tam filme yra labai labai daug tokių, nepasakyčiau, kad rizikingų, bet gal nežinau, nestandartinių sprendimų ar kažkaip tais. Tuo pačiu jie nėra kažkokie ekstremalūs ir labai matomi. Nu, atrodo tiesiog, jeigu tu labai labai techniškai bandai juos pažiūrėti, tai tu juos matai, bet kaip žiūrovas, tu tiesiog juos jauti ir jie tau netrukdo. Tai atrodo, bet tas mums labai padėjo ir atrakino. Jo, kažkaip atrodo, atpalaidavo padaryti tuos sprendimus iki galo tokius, kokius mes ir norim padaryti. Nes kartais būna, ypač kai, nu, taip trupučiuką skubi ir nėra to kartais laiko atsitraukti dėl įvairių aplinkybių, tai dėl to kartais užsispaudi pats savyje kaip žmogus ir, nu, tiesiog kartais reikia kažkokios atpalaiduoti. Ir po to filmo, atsimenu, išėjom kažkaip ir buvo toksai, nu tai ačiū, nes dabar galim kažkaip duoti iki galo. Taip, kaip mums atrodo. Ir aš dar po to parašiau, susirašiau su to garso dizaineriu, susiradau. Tai kažkaip su juo pasikalbėjau apie tą filmą, kaip jisai jį darė ir buvo šiaip labai įdomus tas, vat, nu, tiesiog trumpas, bet labai turiningas pokalbis su juo apie viską ir net ir apie kai kurios techninius niuansus, kuriuos jis panaudojo filme. Tai vat buvo labai smagu ir tas, ką aš ir noriu pasakyti apie Katkaus tą didelį filmų žiūrėjimą, kad nu, aš matau tame prasme iš tos pusės, kad kartais galbūt tas 18 filmas padarys tą pokytį, bet reikia pažiūrėti tos 18 filmų, kad tu atsirakintum kartais. Taip tiesiog neįmanoma. Tai. Na ir pabaigai, kokie jūsų linkėjimai galimam svečio žiūrovui? Ką palinkėtumėt? Tai tiesiog būti svečiu.
Nu, aš tai iš Vytauto mokausi priimti žmonės atvirą širdim ir kviečiu šį filmą žiūrėti tokiu nusiteikimu. Taip, visiškai pritariu, kad atrodo tiesiog ateiti ir pabandyti jo. Ir būti filmo svečiu, bet to pačiu atrodo ir neprarasti to kažkokio savo budrumo ir panašiai atrodo. Žiūrėti per savo prizmę. Nes buvo labai įdomu iš tiesų po premjeros, po dabar kelių rodymų ir panašiai atrodo, kai jau atrodo, su Lietuvos žiūrovais tenai kažkiek pasikalbam ir panašiai yra labai įdomu išgirsti, kaip jie mato filmą, ką jie ten pamato ir panašiai dalis visiškai ten sutampa, dalis visiškai skirtinga, bet atrodo labai faina to pačiu, kad yra scenų, kur atrodo labai akivaizdžiai ten vieni sako, čia buvo žiauriai juokinga scena, kiti sako, čia aš apsiverkiu per šitą sceną ir panašiai ir atrodo, tai va to ir noris kažkokio, kad nėra kažkokių taisyklių, kas tam filme turi įvykti. Nu, atrodo, gali įvykti labai, jeigu kaip čia pasiduosi tam, tai atrodo, gal kažkas užkabins. Tai jausmiškai atrodo, norisi, kad tai būtų toks kaip jausmas, kad kaip grįžti pas tėvus ir pasiimi savo vaikystės meškiuką ir jį apkabini. Tai aš kažko tokio tikiuosi. Tad dėkoju visiems, kas pasilikote iki galo, peržiūrėti tinklalaidę visą. Šiandien pas mane svečiavosi Vytautas Katkus, Darius Šilėnas, Vismantė Rusgaitė, Julius Grigilionis bei Morta Joninaitė. Ir šiam kartui viskas, tad kviečiame visus pasižiūrėti svečio ir pasisvečiuoti filme. Tai iki. Ačiū. Galbūt kaimynais.